Sveiki žiūrovai, kaip jūs galite matyti už mano nugaros labai daug klaidų apie elektrą šiandien ir pasikalbėsime. Mes šiandien su jumis aptarsime prieš perkant būtą, į ką reikėtų atkreipti savo dėmesį. Prieš žiūrėdami šį vaizdo įrašą aš siūlyčiau jums nubėgti į virtuvę, pasidaryti kavos, arbatos, pasiimti sausainių, nežinau, kibinų, čiburiekų, atsisėsti kaip įmanoma ant sofutės patogiau, nes šis vaizdo įrašas jaučiu bus įdomus. Pradėkime. Nes pas mus šiandien tikrai gera galimybė pasikalbėti apie laidus, nes dauguma pertvarų išardyta ir paprasčiausiai mes matome visus laidus. Nenorėtume pasakoti, kad va ten pasižiūrėkite kažkas tai blogai padaryta, ar va tas kažkaip ne taip padarė. Mes turim dabartinį objektą, susidūrėme su tokiom situacijom ir va su jais norėtume pasidalinti ir su jumis, kad užsakovams būtų lengviau apsispręsti ir padaryti sprendimą. Kokių išeičių yra ir kaip iš viso elgtis. Ta prasme, ir toj pačioj situacijoje, jeigu neužtenka laidų. Gera galimybė tame, kad visos pertvaros išardytos, daugybė kabelių mes matome, viskas atvira ir siūlau šį pokalbį pradėti nuo įėjimo durų, nes iš karto užėdami į patalpą yra tokių visokiausių niuansų, į kuriuos būtina atkreipti savo dėmesį. Ir minėjau, siūlau pradėti nuo pačios pradžios. Va čia įėjimo durys. Iš karto užeinant, mes pastoviai turim skydą. Turėsime spintą, čia daugybė projektų, kur yra iš karto užeinam, yra spinta ir toj spintoje pasislėpia tas pats ir skydas. Ir ryšio dėžė. Pasikalbėkime visų pirma apie ryšio dėžę. Išardant ją yra laidų. Ir iš statytojo paprasčiausiai, jeigu mes pradėsim tampyti laidus, galim juos pažeisti, nes apsaugos tie laidai neturi. Apsauga tai vat tokia gofra, gali būti juodos spalvos, bet juodą spalvą naudojame lauke, o tokia paprasta viduj. Labai svarbus dalykas, nes jeigu elektrikas pradės tampyti laidus, ir gali pažeisti instaliaciją. Ir nežinia, kas su laiku gali atsitikti su tuo laidu. Paprasčiausiai arba pats laidas užtrumpins, arba kažkur tai jisai pateks ant pačio profilio. Tai nėra gerai. Būtinai reikia į tokį niuansą atkreipti savo dėmesį. Kaip ištaisyti? Arba viską išardyti. Kitas variantas paprasčiausiai labai atsargiai elgtis su šiais laidais. Labai kruopščiai, o netampyti ten iš visos jėgos. Tai va matosi iš statytojų be gofros. O kaip turėtų atrodyti? Kaip jūs matėte, iš statytojo nėra šitos gofros. Paprasčiausiai jie tempia savo laidus per tokius profilius. O čia va šita dalis labai aštri. Ir paprasčiausiai būna taip, kad elektrikas pradeda tempti laidą ir visą izoliaciją nusijama. Ir jūsų laidai paprasčiausiai gali... Tai žodžiu, nusijims tą izoliaciją ir bus didžiausių problemų turėsite. Negalėsite net surasti, kur buvo kažkoks tai gydymas. Jeigu, daleiskim, vienas meistras atėjo, ten patempė kažką tai, o paskui surinko visus baldus, galima papasakoti apie virtuvę, o galtinis rezultatas, kai mes viską pajungiam ir net nesužinosime, kame reikalas, nes ten neatsiminsime, kad kažkas tai patempė vieną laidą. Tai būtinai reikia kišti į gofrą. Vat štai taip. Nes bus apsaugotas, nes šita dalis labai aštri. Šito metalo labai aštri. Ir tai aš šiandien dabar kalbu apie Knauf gipsinius profilius. Jeigu pasiimti pigesnių segmento, tai bus dar tas metalas aštresnis, nes jisai bus plonesnis. Tada antras dalykas, ką reikia būtinai pasižiūrėti. Tai laidų ilgi. Nes yra ir šiame objekte kažkur tai 3-4 vietos, kad paprasčiausiai to laido neužtenka. Ir tada reikia tempti naują laidą iki tos vietos. O čia, žinokite, tas metražas ir pats laidas kainuoja pinigų ir darbas. Pabandysiu net už tai kalbėti, o parodyti ir porą pavyzdžių. Nes daleiskim, va čia mes turim iš statytojo, aišku, ten betonė gofra sudėta, viskas gerai, bet visur, kur eina pertvaros, ir čia galim matyti, viskas atidaryta. Nėra, ta prasme, gofros nėra. Nieks neapsidraudžia, va kaip yra, taip ir sudeda tos kabelius. Bet dabar antras dalykas, kad jie per trumpi. Daleiskim, šis laidas turi eiti ant šios sienos, man atrodo, bus rozetė arba bus jungiklis ir veidrodis. Ir mes paprasčiausiai niekaip negalim pajungti, mums jį reikia sujungti. O sujungti būtent uždaroj vietoje irgi negalima. Nes paprasčiausiai, jeigu toj vietoje atsitiks kažkoks tai gydymas, mes negalėsime ir tos vagos sujungimus pakeisti. Tai, galima sakyti, labai didžiulė problema. Ir iš viso sujunginėti kažkur tai viduj šios pertvaros, sakyčiau, labai bloga mintis.
Antras pavyzdys, mes turim miegamąjį ir šitoj vietoj nėra gerai, nes daleiskim pagal mūsų projektą turi būti sumontuota rozetė ir jungikliai 70 comų aukštyje. Tai o dažniausiai šios rozetės gali būti sumontuojamos ir aukščiau, nes dabar mūsų situacija pagal mūsų projektą čia yra 70. Būna 80, 90, žiūrint kokią lovą, minkšta dalis ir būna įvairių variantų. Būtent mūsų atvejs štai toksai. Ką dabar, kaip pajungti šios laidus? Nu, niekaip, nes kažkaip sujungti, paprasčiausiai per vagos sujungimus ir kažkaip patempti. Irgi taip nesinori daryti, kad paprasčiausiai, jeigu bus sujungimas blogas, mes jį paprasčiausiai nesurasime. Tai dėl to elektrikas nuėjo kitų kelių, išvedė naują laidą, kad paprasčiausiai galima bus sumontuoti čia, pajungti tą šviesą rozetės, nes ant sienos arba iš lubų ant sienos, man atrodo, bus bra ir tada jau tempsim čia iki šitos vietos. O kabelius iš statytojo paprasčiausiai reikės panaikinti. Tai pasakysit, Ruslanai, o ką tu siūlai? Nes aišku, surasti, kas yra blogai, nu, nereikia labai būti protingam, ne? Visada yra ką pagerinti. Kas mums būtų labai svarbu, būtent šiame objekte, kad va tokiose vietose, kur išvesti laidai, kad aukštis, kad aukštį galima būtų pakelti, nu, nors 1,20 m. Numeris 4. Sakyčiau, irgi labai svarbus dalykas, nes mes turime ryšio dėžę ir pasižiūrėkite, čia dėžė, bet ne ryšio tikrai. Nes, matot, čia pritaikyta grinai sumontuoti saugiklius, aišku, tų plokštelių nėra, saugiklių nėra, paprasčiausiai ateina tie laidai. Kitas dalykas, kad čia ir labai svarbus, kad neužtenka vietos, labai jisai mažas. Ir tas gylis irgi reikia atkreiptis dėmesį, kad bus sunku pajungti tą pačią rozetę. O šiaip aš mąstau, kad geriausia būtų sumontuoti 3 rozetės. Aišku, 2 gal užteks, nes mes pajungsim blokelį iš Telijos, o tada pasijungsim ir maršrutizatorių. Kaip ir 2 užteks, bet geriau pasidaryti daugiau, ne, vdruk dar prireiks. Jeigu jau darom vieną kartą, kad padarom ir viskas, ir pamirštam. Ir pats svarbiausias dalykas, kad jinai labai maža. Vat būtinai atkreipkite dėmesį, kad į jos dydį. Tai labai svarbu, kad būtų labai daug vietos, kad galima būtų sumontuoti 3 rozetės ir kad vat, į šitą vietą tilptų maršrutizatorius. Kad jums nereikėtų dar papildomai traukti laidus kažkur tai į viršų, montuoti dar papildomą rozetę ir pačią įrangą montuoti kažkur tai balduose viršų. Čia papildomas darbas ir niekam jisai vertas. O šitas skydas eis į gamintojo. Ir jisai, čia ne ryšio dėžė, o jisai pritaikytas grinai vat, sumontuoti, kur yra vieno kambario būtoje, ne, vat, tokio skydo tikrai užtektų, jeigu būtų ir su saugikliais. Nu, bet čia šiandien ne apie tai kalbam. Numeris 5. Būtinai reikia pasižiūrėti, atidaryti dėžę ir kaip pajungti visi laidai. Siūlyčiau, kad nebūtų ant vieno saugiklio pajungta porą grupių. Nėra skirtumo, ar čia rozetės, ar šviesa, ar dar kažkas, tai visos grupės turi būti pajungti atskirai. O mūsų statytojas paprasčiausiai nori supaprastinti visą procesą, padaryti ko pigiau, kad jums įtikti pagal kainą ir pradeda taupyti net ir ant tokių smulkių dalykų. Atėjo laikas patarimams ir jų šiandien tikrai nebus mažai. Patarimas numeris 1. Pradėkime mes su jumis nuo pačio skydo ir aš nekalbėsiu kažkokiais tai parabangiais žodžiais, ne, įtampos kontrolės relė čia reikia sumontuoti, arba virš įtampio ribotuvą, ar net kombinuotą iškroviklį. Be visų šitų prabangių žodžių šiandien pabandysiu duoti labai paprastą gerą patarimą. Daleiskim, mes čia turim automatą šaldytuvui, nes ir visose vaizdo įrašuose aš kalbu, kad šaldytuvas, boileris, mikrobanginė turi būti pajungta atskirai, turi būti atskiras kabelis. Ir prieš šį automatą dar sumontuoti paprastą, tai pavadinkim jungiklę. Aš bandysiu kalbėti paprastais žodžiais. Aišku, čia galima būtų pasakyti, kad kirtiklis ir kad nebūtų automato, bet va taip bus aiškiau. Jisai atrodo taip pat kaip ir automatas, bet paprastas jungiklis ir išjungiklis. Mes galim išjungti elektrą, ar įjungti elektrą arba išjungti, bet be automato.
Kodėl tai verta padaryti? Automatas su laiku paprasčiausiai turi kažkiek tai ciklų ir su juo gali būti problemų. Jums reikės vėl kviesti į savo objektą elektriką, kad jisai atvažiuotų į svečius, tam, kad pakeisti automatą, nes automatas neskirtas pastoviai įjungti ir išjungti jį. Kur galima būtų sumontuoti tokį paprastą jungiklį? Vadinkime jungiklis. Arba kirtiklis, ne, vienos fazės kirtiklis. Daleiskim ant to pačio šaldytuvo, nes jo aptarnavimas vis tiek reikalingas, nes nors ir vieną kartą per metus, bet vis tiek paskaičiuokit, kiekvienais metais mes įjunginėsim šitą automatą, su juo tikrai bus problema. O taip pat ir čia būtent mes turime šildomų grindų valdymo sistemą ir žinokite, arčiau vasaros ir iki kito sezono, dar praeis pusę metų, tai tikrai mažiausiai bus pastoviai įtampa mūsų kolektorė. Kad išvengti tokių dalykų, aš žinau, kad yra žmonių, ir mes turime tokių klientų, kurie norėtų apsidrausti. Jeigu įmanoma, tai apsidraudžiam, sumontuojam dar tokį pat jungiklį, kirtiklį ir šildomų grindų valdymai sistemai. Sezonas pasibaigė, mes išjungiam ir viskas ramiai. O ir tuo pačiu mūsų saugiklis bus saugus. Toksai paprastas patarimas. Numeris 2 apie laidus. Ką mes siūlome? Pajungti tą patį šaldytuvą, mikrobanginę, pajungti boilerį ar net ir tą patį katilą atskirais laidais ir pakabinti ant skirų grupių. Kad paprasčiausiai ir ant skirų saugiklių, kad iš karto žinoti, kamegi gydymas. Nedaleiskim ir tas pats boileris, jeigu su juo kažkas tai atsitinka, arba su šaldytuvu, mes atsidarysime elektros skydą ir iš karto matysime, kamegi problema. Atskiras laidas ant tokių galingų įrenginių. Patarimas, man atrodo, numeris 3 ir UTP kabelis. Žinokite, yra apie ką pasišnekėti. Pirmas dalykas, kad nepirkite pigiausio segmento, nes tikrai yra problemų, kai jūs tempsit kažkur tai ir kur mes turime tą pačią pertvarą, gali būti problemų, kad vieną gyslą ar ten porą paprasčiausiai nutrūks ir neturėsite interneto. Kitas dalykas, vidžiokite visur, prie kiekvienos technikos. Ta prasme, prie televizoriaus. Jeigu yra stalas, bus pajungtas kompas, būtinai, kad būtų pajungta viskas su laidais. Nes dažniausiai šiais laikais meistrai nenori tempti šių laidų, sako, ai, tau Wi-Fi'us užteks. Neužteks. Žinokite, ir tas pats televizorius geriau veikia su laidais. Nuoširdus mano toksai patarimas, būtinai veskite prie televizoriaus ir prie kompo, jeigu yra darbinis kompas, ne, ir jums reikia spartaus interneto. O taip pat netaupykite ant laido. Patarimas numeris 4 ir toksai labai slidus dalykas, aš galėčiau pasakyti, nes visi kažkaip šneka labai daug kalbų, bet nei vieno būto aš nemačiau, kad būtų padaryta. Arba ir iš užsakovo, kad Ruslonai, pasižiūrėk, pas mane yra toksai jungiklis, kur išeinant iš būto galima išjungti visą elektrą. Daleiskim tą pačią šviesą ir kažkokias tai rozėtis. Visi kalba, bet kažkaip nieko dar nepadaryta. Mano galva, matau tik tai vieną dalyką, kad jeigu būtų nuosavas namas arba būtas nuo 100 kvadratinių metrų, galima būtų sumontuoti tokią įrangą, kad būtų kažkoks tai jungiklis, kuris išjungtų visą elektrą. Tokiam būtui, daleiskim ten iki 100 kvadratinių metrų, nu ką, jūs iš karto pamatysite, o miegamajam palikome šviesą, arba svetainė, nu tai paeisit paprasčiausiai čia porą metrų ir išjungsit. Jisai niekam nereikalingas. Šiaip su laiku būtų įdomu sumontuoti tokią sistemą, bet vėl sugrįžtame prie to, kad būtas turi būti ne mažesnis negu 100 kvadratinių metrų. Šiai dienai paskutinis patarimas apie laidus, kokį pirkti. Nes dabar rankose aš turiu ir čia 3 ant 2,5 ir čia 3 ant 2,5, kuris yra geresnis. Aš jums siūlau, jeigu jūs ir dabar remontuosite savo būtą, paprasčiausiai ir visi elektrikai turbūt irgi sutiks, kad apvalus kabelis jisai yra geresnis ir su juo dirbti paprasčiau. Ir tą pačią gofrą, atkišti labai lengvai praeina. O tas kvadratinis, taip pavadinkime, su juo pastoviai bus problema, bus sunkumų jį tempti per šitą gofrą, žodžiu, problemų daugiau. Ir ant pačio galo, čia grinai mano nuomonė, ką norit, tą ir sakykit, nepirkite lietuvišką instaliaciją. Ir tiek. Pirkite lietuvišką instaliaciją, nes, kaip ir minėjau, yra labai daug problemų. Ir ką mes siūlome? Mes siūlome pirkti
O šitas apvalus kabelis, jisai yra geresnis, nes mes viduje turim dar vieną apsaugą ir tie laidai, jie netaip susivinioja, kaip čia, kaip tas kvadratinis kabelis. Štai tiek šiandien tos informacijos apie elektrą. Man tikrai atrodo, kad buvo labai gerų patarimų. Kaip visada, noriu palinkėti nuo savęs labai gerų, gražių, kokybiškų remontų. Labai daug laimės, sveikatos, labai daug šypsenų. Nepamirškite patys šypsotis. Ir su gera šypsena tikrai turėsite gerą apdailą. Pranumeruok šį kanalą būtinai, kad nepraleisti kitų vaizdo įrašų. O šiandien tiek. Iki sekančio viso.